Tyla visada mane domino. Ne ta akimirka tyla, kurią jaučiame padėdami ragelį ar palikę pokalbį. Kalbu apie gilią, absoliučią tylą, tarsi mane supantis pasaulis būtų nustojęs kvėpuoti. Pasaulyje, kuriame triukšmas nuolat pranešimai, balsai, varikliai, reklama, tyla atrodo retenybė. Ir visada savęs klausdavau, kaip būtų gyventi be jo. Be pažįstamų balsų, be miesto triukšmo, be mažų priminimų, kad mes ne vieni. Ar tai išlaisvintų ar nepakeliama? Tai pradėjau planuoti patirti, kuri prisipažinsiu, mane tiek gazdino, kiek žavėjo. Nusprendžiau 30 dienų praleisti visiškai vienas. Tai būtų ne tik atostogos, tai būtų pasinerimas į tikrą vienatvę. Jokių draugų, šeimos narių, socialinių tinklų, muzikos ar bet kokio žmogiško kontakto. Tik aš, atoki kabina ir garsas, o tiksliau jo nebuvimas. Kodėl aš tai padariau? Tai pirmasis klausimas, kurį man užduoda vis. Ir tiesa tad, kad net aš iš pradžių neturėjau aiškaus atsakymų. Man kažko reikėjo. Gal atsakymai, gal ramybė. Gal tiesiog tyla. Idėja prasidėjo kaip provokacija man pačiai. Po daugelio metų įtempto tempo pajutau, kad man trūksta kažko esminio. Tai buvo ne tik nuovargis nuo alinančios rutinos ar atsakomybės sunkumas, bet ir stiprėjantis tuštumos jausmas. Kasdien atrodė, kad vis labiau tolstu nuo savęs. Galbūt tai buvo per daug informacijos. Aš visada buvau prisijungęs, visada atsakydavau į žinutes, tačiau jaučiau, kad niekas manęs tikrai neklauso, net aš. Galbūt tai buvo mechaninė rutina pabusti, dirbti, miegoti, kartoti. Kaip laikrodis, kuris niekada nesustoja, bet ir nesikeičia. Buvo lemiamas momentas, vieną popietę, kai atsidūriau apsupta žmonių, bet jaučiausi kaip niekada vieniša. Tai mane išgazdino. Kaip kažkas gali būti apsuptas draugų, pokalbių ir vis tiek jausti tokią didžiulę tuštumą. Tada ir supratau, kad galbūt tam, kad suprasčiau, kas negerai, man reikia nuo viso to pabėgti. Rasti tobulą vietą nebuvo lengva. Idėja turėjo būti izoliuota, bet saugi. Pasirinkau namelį, esantį už kelių kilometrų nuo artimiausio miestelio, tankaus miško apsuptyje. Jis buvo paprastas, jame buvo tik būtiniausi dalykai - lova, malkomis kūrenama krosnis ir medinis stalas, kuris atrodė šimtmečius. Ideali vieta ieškantiems vienatvės, o gal ir beprotybės. Taisyklės, kurias primečiau savo, buvo aiškios, jokio interneto ar elektroninių įrenginių. Jokių apsilankymų, jokių laiškų, ryšio su išoriniu pasauliu. Tiesiog būtinos priemonės, konservai, šiek tiek ryžių, pupelių ir maisto ruošimo pagrindai. Su savimi atsinešiau sąsiuvinį ir rašiklį, jei norėsiu užrašyti savo mintis. Išskyrus tai tikslas buvo paprastas - gyventi su kuo mažiau ir susidurti su tuo, kas ateina. Kelionė ten buvo nerimo ir jaudulio mišinys. Ištisas valandas važinėjau tylėdamas, pripratau prie minties būti vienas. Kai pagaliau pamačiau kabiną, pajutau šaltį. Tai buvo ne baimė, o kažkas, kas atrodė kaip įspėjimas. Galbūt tai buvo suvokimas, kad nuo tada viskas bus kitaip. Ten nebuvo kam išklausyti mano baimių ar atsakyti į mano abejonės. Ten buvau tik aš. Prieš pradėdamas bandžiau įsivaizduoti, kokios bus kitos 30 dienų. Maniau, kad tai bus savistaba, beveik dvasinga kelionė. Įsivaizdavau ilgas meditacijos valandas, ramius pasivaikščiojimus miškų ir žvaigždėtas naktis, kurios privers mane pamiršti viską. Buvau teisus dėl vieno dalyko - tai pakeisti. Bet aš klydau beveik dėl viso kito. Ko aš nesitikėjau, tai tyla, kurią man turės. Vienatvė nėra tik žmonių nebuvimas, jis susidūrė su viskuo, ko vengit, kai esi užsiėmęs. Tyloje garsiausi balsai yra ne išoriniai, o vidiniai. Ir aš ketinau tai išsiaiškinti intensyviai. Kai išpakavau lagaminus toje mažoje kajutėje, pajutau ramybės ir nerimo mišinį. Euforija pradėti kažką naujo buvo nenuginčiama, tačiau giliai širdyje žinojau, kad tikras išbandymas bus ne žmonių nebuvimas, o tai, kas atsiras jų paliktoje tuštumoje. Nežinojau, kad ateinančiomis dienomis ši tuštuma taps tokia sunki, kad vos nesulaužys manęs. Tyla visada mane domino. Ne ta akimirka tyla, kurią jaučiame padėdami ragelį ar palikę pokalbį. Kalbu apie gilią, absoliučią tylą, tarsi mane supantis pasaulis būtų nustojęs kvėpuoti. Pasaulyje, kuriame triukšmas nuolat pranešimai, balsai, varikliai, reklama, tyla tapo retenybė. Ir būtent dėl šios priežasties tai tiek baugina, tiek žavi. Visada galvojau, kaip būtų gyventi be viso šito. Be pažįstamų balsų, be nepaliaujamo miestų šurmulio, be mažų priminimų, kad nesame vieni. Ar tai išlaisvintų ar nepakeliama? Taip pradėjau planuoti radikalią patirtį, 30 dienų gyventi visiškoje vienatvėje. Jokių draugų, šeimos narių, socialinių tinklų, muzikos ar bet kokio žmogiško kontakto. Tik aš, atoki kabina ir garsas, arba jo nebuvimas. Kodėl aš tai padariau? Tokį klausimą man užduoda vis. Atsakymas yra mažiau akivaizdus, nei atrodo. Man kažko reikėjo. Ramybė galbūt. Atsakymai į klausimus, kurių net nemokėjau užduoti.
o gal tiesiog drąsa susidurti su nežinomybe. Tuo metu mano gyvenimas atrodė tarsi miglotas. Kiekviena diena buvo ankstesnis kartojimas, darbas, namai. Net apsuptas žmonių jaučiausi vieniša. Viskas aplink mane atrodė mechaniška, sraigtelis, neturintis jokio tikslo. Net džiaugsmo akimirkos jautėsi apgaulingos, beveik paviršutiniškos. Žinote tokią vienatvę, kuri atsiranda minioje. Tokia buvo mano nuolatinė būsena. Vieną iš tų dienų, apsuptas besišnekančių ir besijuokiančių žmonių, supratau, man reikia pabėgti. Idėja kilo ne iš niekur. Daugelį metų įsivaizdavau, kaip būtų atsijungti nuo visko. Bet aš niekada neturėjau drąsos iki tos akimirkos. Ten ir nusprendžiau laikas išvykti, nors ir laikinai pažiūrėti, ką tyloje rasiu. Vietos pasirinkimas buvo pirmasis žingsnis. Jis turėjo būti izoliuotas, bet saugus. Po ilgų tyrinėjimų radau tobulą namelį, įsitaisiusi tankiame miške, už mylių nuo artimiausio miesto. Paprasta, bet funkcionali konstrukcija. Ten stovėjo medinė lova, malkinė krosnis ir stalas, atrodęs kaip rankų darbo. Nėra elektros, nėra interneto, nėra kaimynų. Ideali aplinka ieškantiems vienatvės, o gal ir beprotybės. Ruošiausi kruopščiai. Pasiėmiau tik būtiniausius daiktus, konservus, ryžius, pupeles ir keletą drabužių. Taip pat susikroviau sąsiuvinį ir rašiklį. Nebuvau tikras, ar parašysiu, bet norėjau būti pasiruošęs įrašyti, kas nutiks. Taisyklės buvo paprastos, jokio išorinio kontakto, jokios elektronikos, jokių trukdžių. Idėja buvo aiški, gyvenk su kuo mažiau ir susidurk su tuo, kas ateina. Važiavau valandas, kol pasiekiau vietą. Vingiuotas kelias suteikė jausmą, kad tolstu ne tik nuo miesto, bet ir nuo visko, ką pažinojau. Kai pagaliau pamačiau kabiną, per kūną perbėgo šiurpas. Tai buvo ne visiškai baimė, bet kažkas panašaus. Jaudulio ir netikrumo mišinys. Toks jausmas, kuris kyla, kai žinai, kad darysi kažką negrįžtamo. Kai išsipakavau lagaminus ir įsitaisiau, pajutau keistą ramybę, tarsi žengčiau pirmą žingsnį link kažko svarbaus. Tačiau buvo ir nerimas, tarsi įspėjimas, kad tikrasis išbandymas buvo ne išgyventi vienatvę, o išgyventi save. Nežinojau, su kuo susidursiu. Taigi, tolumoje ūžiant paukščiams ir vėjui drebinant medžius, prasidėjo pirmoji diena. Tyla visada mane domino. Netrumpalaikė pokalbio pauzės ar dainos pabaigos tyla, o absoliuti tyla tokia, dėl kurios pasaulis atrodo sustingęs. Triukšmo pranešimų balsų rag, užtvindytoje visuomenėje gyvenimas be viso to atrodė neįmanomas, beveik neįsivaizduojamas. Pagalvojau, kaip būtų pasinerti į šią tuštumą, be blaškymos, be pažįstamų balsų, be triukšmo primenančio, kad aš ne vienas. Todėl nusprendžiau 30 dienų praleisti visiškoje vienumoje. Jokios šeimos, draugų, socialinės žiniasklaidos ar bet kokio žmogaus bendravimo. Tik aš, nuošalį namelis ir gamtos garsas. Priežastis. Aš net nežinojau tiksliai. Galbūt aš bandžiau pabėgti. Galbūt tau reikėjo mane surasti. Žinojau, kad kažkas manyje šaukėsi tylos erdvės atsakymų, kurių neradau savo kasdienybės chaose. Vietos pasirinkimas buvo toks pat svarbus kaip ir sprendimas vykti. Po daugybės tyrinėjimų pasirinkau namelį, pasiklydusi tankiame miške, daug kilometrų nuo bet kurio miesto. Jis buvo mažas ir paprastas, medinė lova, malkomis kūrenama krosnis ir langai, iš kurių atsiveria nepaliestas kraštovaizdis. Nei elektros, nei mobiliojo telefono signalo, nei kontakto su išoriniu pasauliu. Pasiėmiau tik pagrindinius dalykus, maisto pakaktų mėnesiui, rūbūt kokiu nors indų ir sąsiuvinį, jei tik užsinorėčiau rašyti. Taisyklės buvo aiškios, jokių technologijų, jokios komunikacijos formos. Vienintelė mano kompanija būtų vėjo garsas, paukščiai tolumoje ir svarbiausia mano paties protas. Ta diena, kai atvykau, kai išpakavau lagaminus, apėmė keistas jausmas. Kažkas tarp ramybės, kai pagaliau esu viena, ir svorio suvokimo, kad nebus kam manęs išgelbėti, jei tyla taptų nepakeliama. Nebuvo kelio atgal. Tuo momentu prasidėjo mano išbandymas. Nežinojau, kad vienatvė nėra tik žmonių nebuvimas, tai neišvengiama akistata su viskuo, ko vengiame. Pirmoji diena prasidėjo taip, kaip ir tikėjausi, ramų, beveik paguodžianti. Auštant pro medžius sklido šviesa, mesdama šokančius šešėlius į mažą namelį. Atsikėliau anksti, pasiruošiau apžiūrėti apylinkės ir susitvarkyti keletą atsineštų reikmenų. Nebuvo jokio skubėjimo, jokių pranešimų, nukreipiančių mane milijonų krypčių. Pirmą kartą per daugelį metų galėjau sutelkti dėmesį į vieną dalyką vienu metu. Tai beveik išlaisvino. Aplinkinis miškas buvo grožio ir paslapties mišinys. Per pirmosius kelis pasivaikščiojimus atradau nedidelį upelį, kuriame vanduo tekėjo krištolo skaidrumo, apsuptas samanomis padengtų uolų. Tai buvo peizažas, kurį matote nuotraukose ir kurį iki tos akimirkos aš vos spėjau įvertinti. Sėdėjau valandas ir klausiausi srovės šniokštimų. Ta akimirka viskas atrodė prasminga.
Tyla vienatvėje jaučiausi kaip rojus, kurio ieškojau. Pirmomis dienomis jaučiau, kad gyvenu svajonėje. Pasinaudojau galimybę skaityti, parašyti apmąstymus ir medituoti. Be šio laikinio pasaulio blaškymosi protas atrodė kitaip, lėčiau, bet ir aiškiau. Ėmiau pastebėti dalykus, į kuriuos paprastai nekreipdavau dėmesio, vėjo garsą pro medžius, savo kvėpavimo ritmą, šviesos pasikeitimą per dieną. Tačiau ore buvo kažkas keisto. Bėgant dienoms pradėjau pastebėti nedidelius pokyčius, kaip tyla mane paveikė. Tai buvo ne tik garsų nebuvimas, tarsi priaugo svorio. Naktį tamsa atrodė tirštesnė, tankesnė. Anksčiau raminantis miško garsas dabar atrodė sustiprėjęs. Tolumoje lūžtanti šaka skambėjo kaip griaustinis. Vienatvėje mano protas ėmė gudrauti. Prisiminiau istorijas apie žmonės, kurie ilgą laiką būdami izoliuoti pradėjo girdėti garsus ar jausti buvimą. Trečią naktį, kai bandžiau užmigti, pajutau, kad kažkas mane stebi. Atsikėliau, pažiūrėjau pro langą, bet nieko nebuvo. Aš juokiausi iš savęs manydama, kad tai tiesiog prisitaikymas prie naujos rutinos. Vis dėlto negalėjau atsikratyti jausmo, kad nors ir būdama viena, nesu visiškai viena. Pirmosiomis dienomis vienatvė atrodė kaip dovana, tačiau laikui bėgant ji pradėjo virsti kažkuo tankesniu, beveik apčiuopiam. Tyla nustojo raminti ir tapo slegianti. Jis užpildė kiekvieną kabinos kampą, kiekvieną tarpą tarp minčių, kaip šešėlis, kurio negalėjai ignoruoti. Pradėjau keltis nuo nepaaiškinamo tuštumos jausmo. Maisto organizavimo, miško tyrinėjimo ar rašymo į sąsiuvinį ritualo nebepakako nei laiko, nei proto užimti. Atrodė, kad dienos slinko, o žmonių balsų nebuvimas ėmė kentėti. Pradėjau klausyti savo balso, kad priminčiau savo, koks jausmas skambėti žmogumi. Labas rytas, ištariau garsiai atsikėlus, bet garsas aidėjo keistai, tarsi nepriklausytų tai erdvė. Su tyla atėjo mintys. Mintys, į kurias gyvenimo šurmulio metu pavyko nekreipti dėmesio. Prisiminiau klaidas, kurias padariau, žodžius, kurių niekada neturėjau sakyti, akimirkas, kurias praleidau. Maži ir dideli dalykai grįžta su bauginančiu aiškumu. Atrodė, tarsi mano protas keršytų už ilgus metus trukusi nepriežiūrą. Naktys, kurios anksčiau atnešdavo tam tikrą ramybę, darėsi sunkesnės. Miško garsas, kadaise guodęs, tarsi įdavo savo gyvenimą. Vėjas šnibždėjo pro kabinos langus, o laukės praksinčios šakos privertė mane pašokti. 9 naktį pabudau įsitikinęs, kad aplink kajutę išgirdau žingsnius. Atsikėliau plakusi širdimi, atidariau duris ir mane pasitiko tik tamsa. Mano pačio sunkaus kvėpavimo garsas atrodė kurtinantis. 10 dieną nusprendžiau pasitraukti toliau nuo kajutės. Valandas vaikščiojau miške, bandydama rasti kažką, kas atitrauktų mane nuo nematomo svorio, kurį nešiau. Kai pasiekiau nedidelį ežerą, atsisėdau ant krašto ir leidau kojomis liesti ledinį vandenį. Ta akimirka supratau, kiek tylos buvo ne tik išorinė, bet ir vidinė. Kažkas viduje bandė bendrauti, bet vis dar nežinojau kas. Užrašai sąsiuvinyje ėmė keistis. Anksčiau jie buvo aprašymai apie vietą, tai ką aš dariau. Dabar jie buvo prisipažinimai. Baimės. Prisiminimai. Bandymas užpildyti tuštumą žodžiais. Rašymas buvo vienintelis dalykas, dėl kurio jaučiausi mažiau vienišas. 15 dieną, kai pažiūrėjau į savo atspindį ežero vandenyje, supratau kai ką bauginančio, vos atpažinau ten matytą žmogų. Nuo 16 dienos kažkas pasikeitė. Sunkiai buvo ne tik tyla, tarsi plėšydavaus. Rutina, kurią sukūriau siekdama išlaikyti sveiką protą, pradėjo byrėti. Anksti keltis, gaminti maistą, rašyti, tyrinėti, ne vieno iš šių dalykų nepakako, kad atremtų tuštumos jausmą, kuris dabar darosi slegiantis. Ištisas valandas sėdėjau prie kabinos stalo ir žiūrėjau į mirgančią malkinės krosnies liepsną. Tas karštis buvo vienintelis dalykas, kuris man priminė, kad pasaulis vis dar gyvas. Laukia miškas kažkada toks svetingas, dabar atrodė kaip bedugnė. Nebuvo naujų takų, kuriuos būtų galima atrasti, nebuvo upelių ar ežerų, kurie atneštų palengvėjimą. Kraštovaizdis atrodė statiškas, atspindintis tai, ką jaučiau viduje. Dienos ir naktys pradėjo maišytis. Pabudau vidury nakties, širdžiai plakant po sapnų, kurie atrodė pernelyg tikri. Žmonės iš mano praeities, draugai, šeimos nariai, net nepažįstami žmonės su manimi susidūrė. Pabudo išprakaitavęs, lyg būtų nubėgęs kilometrus, bet atsimerkęs rado tik kabinos tamsą. Būtent šiuo laikotarpiu aš pradėjau girdėti dalykus. Iš pradžių tai buvo subtilūs garsai, lengvi žingsniai aplink kajutę, tarsi kas ten vaikščiotų naktį. Tada pasigirdo tolimi balsai, beveik nepastebimi, bet pakankamai tikri, kad būčiau budrus. Ištisas 2 naktis praleidau su peiliu rankose ir laukiau to, kas niekada neatėjo. Racionalumas man pasakė, kad tai mano protas gudrauja, bet atrodė, kad neįmanoma to nepaisyti. 20 dieną kažkas manyje pasidavė. Pajutau tokį gilų liūdesį, kad verkiau valandas,
tarsi išliečiau metus susikaupusi nusivylimą. Atrodė, kad kiekviena ašara mano viduje atverdavo vis didesnę skylę. Atrodė, kad vienatvė mane valgė. Bandžiau rašyti, bet žodžiai pabėgo. Sąsiuvinio puslapiai buvo apipinti painiais raštais, mintimis, kurios net neturėjo prasmės. Vienu metu aš išmečiau rašiklį ir rėkiau į viršų. Mano riksmas nuaidėjo per mišką, bet jokio atsako nebuvo. Ir tada supratau, buvau visiškai viena. Nebuvo kam manęs klausytis. 25 diena atėjo su maža vilties kibirkštimi. Sėdėdamas prie ežero stebėjau, kaip dangaus atspindys susilieja su manuoju. Pirmą kartą per kelias dienas pajutau, kad galbūt kažkas manęs laukia kitoje šios tamsos pusėje. 26 dieną atsitiko kažkas netikėto. Pabudau prieš saulėtekį, vis dar visiškoje salono tyloje, bet ore tvyrojo lengvumas. Nebuvo taip, kad ankstesnių dienų svoris visiškai išnyko, bet kažkas manyje pasikeitė. Pirmą kartą per kelias savaitės nesijaučiau skubėjęs, išsigandęs ar beviltiškas. Man tiesiog buvo įdomu. Iš kabinos išėjau prieš aušrą ir nuėjau prie ežero. Vanduo buvo ramus, atspindėdamas pirmosius dangaus niuansus, kurie buvo oranžinės ir rožinės spalvos. Būtent ten sėdėdamas ant kranto supratau tai, kas pamažu formavos, pradėjau priimti vienatvę. Ji nebebuvo priešė ar pabaisat, kurią reikia nugalėti. Tai buvo tik dalis manęs, buvimas, kurį galėjau stebėti nebėgdamas. Nuo tos akimirkos pasikeitė mano santykis su izoliacija. Grįžau į kajutę ir atsisėdau prieš sąsiuvinį. Užuot supainiojęs raštus ar nerimo kupinus žodžius, parašiau kažką prasmingo. Tyla nėra tuštuma. Tai erdvė, kurioje galime išgirsti, kokie esame iš tikrųjų. Kiekviena sekanti diena atnešė šiek tiek daugiau aiškumo. Ėjau per mišką be baimės, stebėdamas smulkės detalės, kurios anksčiau užbėgdavo man. Saulėje šviečianti lapą, ritmingą paukščio skrydį. Jaučiausi esantis, tarsi kiekvienas žingsnis būtų atsakymas į klausimus, kurių net nežinojau. Žinoma, dar buvo sunkių laikų. Naktį miško ošimas ir toliau kėlė man iššūkį, o kartais baimių aidai bandydavo sugrįžti. Tačiau dabar, užuot kovojusi su šiais jausmais, leidžiu jiems ateiti. Kai mane apėmė tuštuma, leidau sau tai visiškai pajusti, nesistengdama užpildyti blaškimos. 30 dieną pabudau nuo šviesos, sklindančios pro kabinos langus. Apsidairęs supratau, kad kiekvienas tos vietos kampelis pasakoja istoriją. Tiek daug naktų kaitinusi malkinė krosnis, sąsiuvinis su puslapiais, pilnais atspindžių ir protrūkių, net medinės sienos, kurios aidėjo mano riksmus. Viskas ten buvo dalis to, ko tapau. Kai paskutinį kartą ėjau pro duris, nešdamas daiktus atgal į automobilį, pažvelgiau į saloną ir nusišypsojau. Ne todėl, kad apsidžiaugiau išvykus, o todėl, kad žinojau, kad dalis manęs ten liks. Ir ta dalis dabar buvo stipresnė. Pasibaigus šioms 30 dienų supratau, kad vienatvė yra ne priešas, kurį reikia nugalėti, o veidrodis. Tai atspindi tai, ką mes stengiamės nuslėpti nuo savęs, savo baimės, apgailestavimus ir silpnybės. Susidurti su vienatve nebuvo lengva, bet būtina. Tyloje išmokau klausytis savo minčių be sprendimo, priimti savo dalis, kurias ignoravau, ir svarbiausia, rasti ramybę ten, kur anksčiau buvo tik neramumą. Atradau, kad vienatvė gali pakeisti, bet tai nėra izoliacija amžinai. Tai yra savistabos akimirkų kūrimas, kai vėl susijungiate su savo esme ir sustiprinate save, kad sugrįžtumėte į pasaulį. Nereikia bėgti į namelį miško viduryje, kad tai patirtum, bet reikia drąsos atsitraukti nuo nuolatinio šiuolaikinio gyvenimo triukšmo ir klausytis, ką sako tavo protas ir širdis. Kai grįžau į savo rutiną, kažkas pasikeitė. Gyvenimas tęsėsi su savo pakilimais ir nuosmukiais, bet dabar į viską pažvelgiau aiškiau. Žinojau, kad galiu ištverti tylą. Žinojau, kad galiu būti savo kompanija. Ir užuot bijojęs vienatvės, ėmiau ją vertinti kaip balansavimo priemonę. Šios 30 dienų išmokė mane, kad tyla nėra tuščia, tai erdvė kupina galimybių. Tyloje iškyla sunkiausi klausimai, bet tyloje randame ir pačius giliausius atsakymus. Dabar, kai gyvenimas atrodo per triukšmingas, prisimenu mišką, ežerą, trobelę. Prisimenu, kaip tyla mane vos nepalaužė, bet galiausiai atstatė. Vienatvė nėra kažkas, ko mes siekiame, bet tai, ką galime apkabinti, kai reikia. O jūs ar kada nors sustodavote pasiklausyti, ką sako tyla?